Sveiki, automotofanai, šiandien važiavau į Kia naują saloną Vilniuje, bandysim va šitą gražuolę V4. Tai turbūt futuristinio dizaino laimėtojas Lietuvoje. Tikrai ne, pabijosiu tokio žodžio. Lediniai žibintai, dienos šviesos, čia artimos, čia tolimos, priekinė kamera. Ir koks pliusas va tokio dizaino, ne tik tai, kad atrodo wow, bet koks pliusas, tai labai gera aerodinamika. Čia viena iš top pagal aerodinamikos automobilių rinkoje. Daug blizgančio plastiko, tai matosi, kad automobilis orientuotas važiuoti mieste. Gale mes irgi turim pilnai ledinius žibintus, ledinė juosta, posūkio signalai. Bagažinė elektra valdoma. Gan didelė, kaip tokiai klasiai. Daug zamšo, papildomas, sunku atidaryti, papildomas erdvės čia. Ir kas man patinka, kad įdarimo kampas gan didelis, tai aš galiu su savo 1,85 m laisvai čia vaikščioti, neužkabinu. Rankinėlės, kaip pas Tesla, matot, išlenda iš korpuso. Kas padarė man didelį įspūdį, tai kiek vietos gale. Pažiūrėkit, automobilis elektrinis, atrodo, turi būti subkompaktiškas, viskas ekonomiškai sugalvota, bet kiek čia vietos. O šitoje atsisėsiu, parodysiu jums. Žiūrėkit. Ir priekyje irgi bus labai daug vietos. Tai aš sėdžiu ir aš nežinau, kiek čia. 30 cm kažkiek. Ergonizeriai. Minkšta kokybė durelių, minkštas plastikas. Čia turbūt eko oda, bet atrodo kaip oda. Minkšta rankinėlė, sėdinių šildymas, premium garso sistema, kažkiek erdvių čia. USB lyg tai nėra. Jos čia, sėdinėse, Type-C. Nežinau, čia oda arba eko oda, bet tikrai jaučiasi tokio premium jausmo turi. Porankis, laikikliai. Virš galvos vietos tikrai daug. Man kažkur bus 3 pirštai. Pažiūrėkit, kiek čia vietos. Vat aš gale sėdėjau ir buvo daug vietos. Kiek vietos čia. Turi minkštą plastiką, minkštą tokia kaip guma plastikas. Čia tas pats. Lyg tai kaip oda, eko oda. Minkšta rankinėlė. Šildymas, vėdinimas. Bevėlis įkrovimas telefonų, kamera, priekyje gale, 300 šiam. Čia yra touchscreenas, čia yra klimato kontrolės touchscreenas, bet klimato kontrolę galima valdyti ir čia. Matot, turite fizinius mygtukus, galima išjungti, keisti režimus arba įjungti auto ir pamiršti. Va, 20,5, temperatūra valdoma. Taip, galima sinchronizuoti. Tada valdysi su vienu mygtuku. Ambient apšvietimas, dureliuose čia. Daiktadėžė be zamšo. Gan, pasakysiu, prastos kokybės iš tikro. Bet čia dokumentams įdedi irgi ir pamiršai. Puodelio laikiklė apačioj. Nelabai patogu, va dėl šito daikto, tai nežinau, gal čia pripratimo reikalas. Man būtų faina, jeigu puodelio laikiklis būtų kažkur čia. Galėčiau išpilti. Na, bet aš tai turiu tokius organizerius, paspaudi. Ir jie užsifiksuoja puodelį. Type-C USB, Type-C USB, 12 V rezetė. Šiaip jis gan galingas, tai gali krauti net ir laptopus. Pavyzdžiui, jeigu važiuojant gale arba priekyje reikia kokio laptopo pakrauti, tikrai gali čia pakanka. Porankis nesireguliuoja, užfiksuotas, vietos čia aišku minimum jau. Maksimali GT-Line komplektacija, tai variklis 150 kW. Baterijos talpa 81,5 kWh, tai jis teoriškai pravažiuoja apie 600 plus km. Manau, realiom sąlygom pravažiuos 500 tikrai. Mieste jaučiu gal vasarą iki 600 tetems. Pagaubtų mes ten nieko iš tikro neturim. Čiagi elektromobilis, bet parodysiu, pažiūrėsim, gal kažką pamatysim. Jo, elektrovariklis. Vakumas ir iš esmės nieko daugiau. O gal čia lysti ir nereikia iš tikrųjų. Tik elektromobilis. Aptarnavimas turbūt minimalus.
multifunkcinis vairas, man patinka formos, tikrai patogu įlaikyti. Turim vairo šildymą, memory sėdinių, atmintį, šildymą, vėsinimą. Viskas valdoma elektra, veidrodėlių valdymas. 3 ekranai. 1, 2, 3. Multimedija, klimato kontrolė ir prietaisų skydelis. Pavarų svirtis. Turim iPedal, tai galima valdyti su vieno pedalo paspaudimu, reikės beveik stabdžio, spaus čia tokia papildoma regeneracija. Na ir ką, turbūt metas pavairuoti. Posūkio signalai integruotos kameros, tai iškart matai, tu nematomų zonų sistemą, kaip į kairę, taip ir dešinę. Galima įjungti kamerą teoriškai ir važiuoti. Pavyzdžiui, jeigu bus įjungta kamera, tai jis gali važiuoti ir matyti, pavyzdžiui, atbula, kas ten darosi. Jungiat kamerą ir jinai veikia, ir važiuojant. Ir matot, gale važiuoja automobilis. Na, priekį gal nereikia žiūrėti, ir taip matot, gale į galą, kaip veidrodėlis beveik veikia. Driving mode, keletą vairavimo režimų. Tai yra Sport, My Drive, kai jūs viską sukonfigūruojat patys, Snow, žiema, Eco, Normal. Važiuosim su norma. Man asmeniškai labai patinka tokio tipo sėdynės. Nepasakyčiau, kad ten dėl formų, futurizmas tai, na, kažkam patinka, kažkam ne, bet va tas dalykas, kai retro elementai susijungia su tokiu futurizmu, man ypač imponuoja. Man kas dar patinka dėl sėdinių, jos ilgos, kaip matot. Vat būtent čia sėdima ta vieta, jinai tokia prailginta. Tai jeigu jūsų ūgis didesnis, pavyzdžiui, kaip mano, 1,8 m++, tai tikrai bus patogu. Ir aišku, sėdynės reguliuojamas elektra. Tai kaip ir sakiau, čia turbūt šitam automobilį sunku rasti, ko jisai neturi, negu pasakoti, ką jisai turi. Klausimas iškart, ar užtenka galios, ar čia 105 kW, ar čia pakaks. Atsakymas tikrai taip. Jeigu, pavyzdžiui, anksčiau vairavo benzininį automobilį, dizelinį, net ir hybridą, čia pasirodys kažkoks pas jūs sportinis bolidas, nes trauka, būtent elektro variklį, jinai iš karto atiduoda visus newtonus. Tai, kaip sakoma, prispaudimas prie sėdinių čia wow. Išbandysim jį greitkelyje, čia toks aplinkelis, ne visai ir greitkelis. Pabandysim. Galios tikrai čia per akis. Oro sąlygos neleidžia išbandyti pilnų pajėgumų šitą automobilį. Bet miesto režimu, tokiais greičiais, net ir vasarais tikrai tos galios turi. Čia ne Tesla, ten su 500 ar 400 arklių galių, bet palyginant su benzininiais ir dizeliniais automobiliais, tai čia net nelyginamas dalykas iš tikrųjų. Turbūt geras momentas palyginti garsų izoliaciją. Tai va dabar jūs viską girdit, kairės, iš dešinės, kas darosi, kokie garsai. Maksimaliai išnaudoju profesionalius mikrofonus, kad būtent pagauti va, tą erdvės jausmą automobilį. Tai jeigu norėsit pažiūrėti mano pop vairavimus, kur aš daugiau važinėjau mieste, užmiestį, būtent su šituo automobiliu, kaip tas jausmas, kaip garso izoliacija, kaip visi tie garsai automobilėje, tai prašom spauskit nuorodą, iššoks. Važiuoju automobiliai. Uždarom langus, čia dvigubi, man rodos, langai, tuoj pažiūrim. Jo, čia dvigubi langai stovi, tai garso izoliacija bus geresnė, negu lyginant su vidutinė klasė tokių automobilių. Bet yra ir minusų. Pavyzdžiui, kas man nepatinka? Valytuvai. Matot, kokią zoną jie nevalo. Na, čia gan didelė. Asmeniškai man tai minusas, nes jeigu žiemą, gali būti sniego, purvo, kaip dabar, pavyzdžiui, jie jau nevalo. Štai ir pasibaigė mano bandomais važiavimas, tai reziumuoja, kokiegi pliusai minus. Pliusai. Ekstravagantiškas, futuristinis dizainas, tikrai vienas iš tokių, jeigu patinka būtent toks futurizmas, jeigu automobilis jau pravažiuoja 600, 500 ar net 600 plus, pilnai pakrautas, tai alternatyva ir dizelių ir benzinų. Šitą Kia tai sugeba, apdailos kokybė, bendrai naudojamas medžiagas, ypač sėdynės, kiek vietos gale priekė, tai čia pliusai. Apie minusus, tai tas pats dizainas ne visiems patiks. Jeigu žmonės mėgsta klasikos, tai čia tokių dalykų nerasit, kaip matot, visur futurizmą. Valytuvai man nepatiko kaip veikia, nes per didelis iš tikrųjų tarpas. Palieka per didelį tarpą, ta nematoma zona didėja. Na ir kažkiek ergonominių dalykų, pavyzdžiui, puodelių laikikliai, jie per žemai stovi, tai turbūt nepatogu.
Tai ką, prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus ir iki sekančių susitikimų.